Esam dabar Paparcynėj, tai yra Alytaus rajonas, Daugų seniūnija, Novaplentos kaimas. Čia mes įsikūrėm prieš 2 metus ir turime nuostabią erdvę, su kuria norim dalintis ir su kitais ir dalinamės. Tai yra mūsų pirtis Paparcynė. Daugelis klausia, kodėl Paparcynėje. Pirmiausia, tai labai gražus lietuviškas žodis ir mes jį dar pristatome dzūkiškai, tariam Paparcynė. Ir aišku, ir dėl kitų priežasčių. Iš tiesų papartis labai toksai paslaptingas augalas, kuris žydė vieną kartą metuose. Tuo pačiu ir mūsų ta pirtis turi tokio paslaptingumo, daugelis klausia, kas čia vyksta, visada mes sakom, atvykite, pabūsite, pamatysite, patirsite patys. Kas ir davė galbūt idėją mūsų paparčių pirties Paparcynė vardui, tai kad aplinkui, kaip ir čia matosi šiek tiek, kad aplinkui miškas ir mes turime begalę daug paparčių. Domimės, galbūt ne tai, kad tik propaguojam, bet kiek domimės sveika gyvensena ir taip natūraliai viskas gavosi, nes patys labai daug prieš 7-8 metus tikrai mokėmės tapti pirtininkais ir tapome mes jais ir važinėjome po Lietuvą, žiūrėjome, kokios tai yra pirtys, ką galima naudingiausio jose nuveikti, dėl ko yra sveika pirtis, mes būtent ir pristatom sveikos pirties protokolą. Pirties metu mes vedame apie 4-5 valandas pirtį ir iš tos idėjos ir gimė, kad nereikėtų kažkur toli mums važinėti, pagalvojom, kad būtų labai gerai šalia turėti namuose tą pirtį. Taip, aišku, mes kreipėmės būtent į Alytaus rajono VVG, kurios pagalba mes gavome finansavimą šiam projektui. Tai buvo didelė parama, aišku, ir palengvino mūsų visų idėjų įgyvendinimui.